Ar mano ir tavo širdį nėra kažkokio pasipriešinimo Jėzui, kuris yra nukryžiuotas? Koks Dievo veidas labiausiai tau ir man patinka? Nekartą mes jau gal mąstėm, Dievo žodis eina kartu su mūsų gyvenimo patirtim. Mėly broliai ir seserys, mūsų malda didįjį penktadienį prasideda kunigo atsigulimu prieš altorių. Labai panašiai, skaitant kančios istoriją, kai ateina laikas ir Jėzus miršta, visi mes suklaupiam. Žmonės, kurie nėra įpratę dalyvauti religinėse apeigose, jie gali suvokti ir suprasti, kad tas kūno judėjimas yra tik tai trukdis. Klaupk, stok, sėsk. Žmonėms, kurie meldžiasi, žino, kad tai yra didžiulė pagalba. Juk žmogus atsiklaupia tik prieš tai, kas gera ir šventa. Įsivaizduokit, kad reikėtų mums atsiklaupti prie žmogų, kuris mus niekina ir žemina. Nė vienas nenorėtumėm. Ir greičiausiai padarytume viską, kad nereikėtų taip. Bet jeigu pamatytume seną žmogų parkritusį ir reikėtų mums atsiklaupti, kad galėtumėm padėti, ar prie sergančio kokio žmogaus, mums net nebūtų jokių klausimų, imtume ir darytume, nebūtų absoliučiai jokio pasipriešinimo. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, šiandien mes visi kartu klausydamiesi Jėzaus kančios istorijos, tyrinėjam kiekvieną savo širdį, aš ir tu. Ar mano ir tavo širdį nėra kažkokio pasipriešinimo Jėzui, kuris yra nukryžiuotas? Koks Dievo veidas labiausiai tau ir man patinka? Nekartą mes jau gal mąstėm, Dievo žodis eina kartu su mūsų gyvenimo patirtim. Ar galėtum pasakyti tu, ar aš galėčiau pasakyti, kokie draugai yra išlikę mūsų gyvenime? Patys gražiausia, patys gabiausia, ar patys ištikimiausia? Kas padaro mums, ypatingai vyresniesiems, draugą draugu? Ištikimybę, kad bus kartu, kad ir kas nutiktų. Daugiau, mažiau, kiekvienas su charakteriu, bet tai yra žmogus, į kurį galima atsiremti. O Jėzus? Žiūrėkit, mėly broliai ir seserys, jeigu Jėzus būtų atvaizduotas nuolat besišypsantis, nuolat linksmas, nuolat iš tikrųjų pakylėta nuotaika, kaip reikėtų kalbėti su juo ir pasitikėti, kalbant apie gyvenimo akligatvius, apie ligą, apie mirtį, apie išdavystės, apie skausmą, apie įvairų blogį, su kuriuo susiduriam nuo pačių mažiausių iki pačių vyriausių. Ir Jėzus visą tai pažįsta. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, mes ir apmąstom Jėzaus mirtį ne tam, kad mėgtume kažkokią kančią, bet tam, kad suvoktumėm, kad skausmas ir kančia yra dalis mūsų gyvenimo. Ir žinom, kad norėdami pabėgti nuo šitų dalykų, galim, liaudiškai kalbant, sugadinti savo širdį. Kas iš mūsų nesam patyrę arba vaikystėje, o galbūt ir suaugę, nesam bandę? Kai kas nors pagauna mus neteisingai darant, ir nenorim prisipažinti, ką darom. Meluojam, išsisukinėjam, liaudiškai kalbant, muilinam šitą situaciją. Arba kaltinam kitus. Juk žiūrėkit, Jėzus darė gerą. Gydė žmonės, kažką prikėlė, Lozorių prikėlė, mergaitę prikėlė iš numirusių ir daug kitų gerų dalykų darė. Bet jo elgesys iš tikrųjų kai kuriuos žmonės erzino. Ir žiūrėkit, vietoj to, kad paklaustų ir paieškotų savo širdį, o kas mane erzina, tas žmogus, kodėl jis mane erzina, ar jis daro ką nors blogą, ne.
Tai kodėl jis erzina? Tada tie žmonės būtų turėję galimybę pakeisti savo nuomonę ir būtų greičiausiai tapę Jėzaus mokiniais. Bet jie nuėjo trumpiausių kelių, tiesiog kaltindami ir sakydami, Jėzus yra problema. Nebus Jėzaus, nebus ir problemos. Bet, mėly broliai ir seserys, jeigu priemaišos yra mūsų širdį, laiko klausimas, kada tos priemaišos paims viršų ir mūsų širdis susirgs. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, kai apmąstom Jėzaus kančią, apmąstom Dievo meilę, kuri skatina Jėzų žengti į skausmą ir kančią labai sąmoningai. Ir dalis mūsų gyvenimo lygiai taip pat yra susijęs su tuo. Įsivaizduokim vaiką, kuris mokosi ir būna lopšelį darželę. Juk ateina laikas, kada jis turi išeiti ir eiti į mokyklą. Ne visi nori, juk čia jo visi draugai, čia yra auklėtoja, kurią jis visą gyvenimą pažįsta, čia yra saugu ir patogu, kodėl turėtų, ir kartais turbūt yra ir ašarų, ir kitų dalykų. Bet žinom, kas nutiktų su vaiku, jeigu jis neišmoktų atsisveikinti ir pradėti naują etapą. Juk labai panašiai iš tikrųjų nutiko ir kai ėjom į mokyklą, kurią paskui pabaigėm. Taip nutinka gyvenime su daugelio dalykų. Ir dalis to išsiskyrimo ir užaugimo nepatogumo būtina, kad mūsų širdis taptų brandi, išmintinga. Juk dar kai vaikystėje suaugę žmonės, tėvai ar seneliai ar mokytojai sakydavo, kad nekreipk dėmesio, o mums atrodė, kad čia visas pasaulis tiesiog griūva. Laikui bėgant ir kaupintis patirčiai, mes lygiai taip pat galim sakyti, kad tėvai ar seneliai ar mokytojai buvo teisūs. O kaip su Jėzum? Jėzus irgi karts nuo karto sako mums, nekreip dėmesio į kai kuriuos dalykus, kurie ateina į mano ir tavo gyvenimą kaip pagunda. Nekreip dėmesio. Tai nėra svarbu, nes jeigu įsileisi vienus ar kitus dalykus, susirgs mūsų širdis. Ar aš žinau, ar tu žinai, kaip atrodo serganti širdis? Ne fizinė prasme, bet dvasinė prasme. Serganti dvasinė širdis, ji nustoja mylėti. Gebėjimas mylėti vis mažėja, kantrybės nebelieka ir vien tik tai priekaištai, vien tik tai liūdesys, vien tik tai nuolatiniai kaltinimai. Niekas kitas nekaltas, aplinkybės, tėvai, vaikai, valdžia, viskas. Sakykit, mėly broliai ir seserys, ar ne tam reikalingas gavėnios laikotarpis? Juk 40 dienų, per kurį mes ruošiamės Velykoms, yra skirtas tam, kad mes, liaudiškai kalbant, išvaikščiotume savo širdį skersai ir išilgai, klausdami. O šiame laikotarpyje, kas mano širdį yra silpniausia? O kuri vieta mano širdį yra silpniausia? Gal nuleidau rankas ir ištižau, liaudiškai sakant? Gal mano širdis net nebenori nieko gero daryti, atėjo liūdesys ir surakino, užšaldė mano širdį. Gal priešingai pradėjau žiūrėti šalia esančių žmonės, kad jie yra nedėkingi, aš jiems gerus dalykus, o jie ką? Vien tik tai priekaištus, apkalbas ir kitus dalykus. Ir vėl lygiai taip pat širdis nusimušo nuo tos meilės krypties. Ir kai tyrinėjam savo širdį, jeigu tikim, kad Jėzus iš tikrųjų yra ištikimas draugas, susidurėm su tuo dalyku, kad nepatogu vaikščiot po savo širdį. Bet, mėly broliai ir seserys, juk kai einam pas gydytojus, kurie daro mums tyrimus fiziniam kūnui, jie nesukelia mums kažkokios specialios kančios ar dar ko nors. Jie priešingai stengiasi pagauti tą ligą, kol ji dar neišplitusi, kad suvokti ir suprasti, koks gydymas yra reikalingas. Jau kartais, kai duria į veną adatą,
galbūt ir nepatogu ir nemalonu, tačiau žinom, kad tai yra daroma dėl ko? Dėl to, kad taptume sveikesni. Lygiai toks pat gavėnios laikotarpis, kai einam iš pažinties, kai ieškom širdies silpnybių, kai savo turim pripažinti, kad nesu toks, koks norėčiau būti. Kad žodžiuose arba įsivaizdavimuose esu geresnis negu tikroviai. Juk pagalvot, kad galėtumėm padaryti gerą darbą kam nors, yra lengviau negu paimti ir padaryti. Arba štai užrakinti savo širdies gerumą tiesiog sakant, o kada kas nors paprašys, tada ir padėsiu. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, šiandien klausydamiesi Jėzaus mirties istorijos mes nenusimenam, nes mes žinom, kad yra prisikėlimas, yra galimybė iš tikrųjų pamatyti pasaulį kitaip. Tai koks Jėzaus veidas tau ir man? Ištikimo draugo, mylinčio širdies, to, kuris niekada neišduoda, to, kuris visada yra ištikimas meiliai. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, laimingas žmogus, kuris atranda kelią pas Jėzų. Nekartą skaitydami girdim apie šventųjų gyvenimus, kai šventieji nukreipia savo gyvenimą link Jėzaus. Ir jų gyvenimas pasikeičia. Pasikeičia kartais labai radikaliai, buvę plėšikai atgailauja, arba kartais nuo pat vaikystės myli Jėzų ir gyvena šventai. Kartais mums paprastiems žmonėms gali atrodyti, kad tas žodis šventumas nėra niekaip susijęs su mūsų kasdienybė. Bet vėl, mėly broliai ir seserys, jeigu neteisingai suprantam, tada iš tikrųjų atrodytų, kad būti šventu yra neįmanoma. Bet jeigu šventumas yra paaiškinimas štai tokiais žodžiais. Būti šventu tai reiškia leisti Dievui per mus daryti savo gerus darbus. Dievas nori per tavo ir mano širdį daryti tuos gerus darbus. Ir tada, kai aš ir tu nusprendžiam nebendradarbiauti arba pasakyti, kad ne, Dieve, aš nesutinku, kad šitoj vietoj arba tam žmogui tu galėtum kažką gero padaryti. Va tada atsiranda tai, ką mes įžodinam, kliūtis per brūkšnelis, nuodėmė. Tada aš savivaliauju ir sakau, ne, aš nenoriu, kad tai būtų. Nekartą jau gavėnios laikotarpį mąstėm, kaip va tas savivaliavimas iš tikrųjų nuskurdina mūsų gyvenimus. Sakykit, mėly broliai ir seserys, kas nežinom savo aplinkoj brolių ir seserų, kurie nelabai sutarė tarpusavį? Žinom. Kas iš mūsų nežinom, kurie netgi šeimoje vyras ir žmona nekaip tarpusavį sutarė? Irgi žinom. O kas iš mūsų nežino, kad vaikai su tėvais irgi pešasi ir niekaip nesutarė? Ir galėtumėm tada labai nuoširdžiai klausti, o kas tie dalykai, kurie iš tikrųjų užnuodija tuos labai artimus žmonės? Kažkam užsigavimas, kažkam piktas žodis, kažkam kantrybės trūkumas, kažkam įsivaizdavimas, kad nėra mylimi ir taip toliau. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, kiekvienais metais gavėnios laikotarpis ir yra, galėtumėm sakyti, bandymas atpažinti to, kas nuodija mūsų širdis. Ir per išpažinti atiduodant Jėzui, kad Jėzaus galybė ir jo jėga ir jo meilė būtų mūsų gyvenimuose. Kad po gavėnios laikotarpio išeidami mes būtume prisikėlimo žmonės, nors truputį, nors per plauką, nors centimetru geresni. Kad tavo ir mano širdį būtų nors arbatinė šaukštelė daugiau drąsos padaryti kažką gero. Nors truputį daugiau kantrybės suvaldyti piktą žodį, kuris kartais spontaniškai nori pabėgti iš mūsų lūpų. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, visada net apmąstant Jėzaus kančią, mūsų malda ir mūsų tikėjimas yra apie Dievo galybę. Ir jeigu myli ką nors,
Visada gyvenime bus tam tikrų nepatogumų ir visada bus dalis kančios. Juk jeigu tavo artimiausia draugė ar draugas ateina ir verkia, guodžiasi, argi pabėgsi, nepaguodęs, nepabuvęs kartu? Bet juk pats guodimas nėra labai maloni procedūra, kur kas juoktis kartu yra lengviau ir smagiau. Bet jeigu myli, niekada nepabėgsi. Bet jeigu tos meilės vis mažiau arba jos nebėra, skuosi numodamas ranką į šalia esančio žmogaus skausmą. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, Dievas kalbina kiekvieną iš mūsų ne šiaip savo kaip koks nors mokytojas, bet kaip gydytojas, kuris kreipiasi į tavo ir mano širdį klausdamas: ar atpažįsti, kokios tos kliūtis yra tavo ir mano širdį, kurios padaro mūsų tarpusavio gyvenimą truputį skurdesnį? Štai kodėl, Jėzau, duok mums gyvą tikėjimą, nušviesk mūsų širdis, duok mums drąsos, duok mums šventosios dvasios, kad būtume tavo mokiniai gyvenime. Amen.